Rytas visiems kolegos. Nauji metai, pirma žvejyba, į kurią įsiruošėm šiemet. Sezono atidarimas. Judame, mūsų šios dienos žvejybos tikslas Ariogalos karjeras. Kolegos buvo 3-4 dienų bėgyje atgal. Žuvimi laimikių tikrai nenudžiugino. Tikėkimės, kad mumis šį kartą sėkmė nenuvils. Vėjas didžiulis, lyja, laukia tikrai nelengva žvejyba, nelengva diena, rimtas išbandymas. Netoli jau liko iki telkinio, susitiksim ten, iki greitai. Kol važiuojam, tamsu, papasakosiu trumpai, ką šiandien įdomaus pasiruošio Ariogalos karjerui. Tai visai Lietuvoje neįprastas, negirdėtas jauko paruošimo būdas. O tai yra supyliau sausą jauką į kibirą, kepintas kanapės, sausą kalendrą. Ir visą šį turinį užplikiau verdančių vandeniu. Tikrai rekomenduoju visiems žvejam šį būdą išbandyti tada, kada reikia neaktyvaus jauko, kai gaudome neaktyvę žuvį dideliuose gyliuose. Tikrai nustebsite, kaip užplikinus verdančių vandeniu kalendrą savo, kokį kvapą stiprų atidavė, koks kanapės kvapas, o jauko struktūra ir tas pats kvapas irgi skiriasi iš esmės. Šaltas vanduo, karštas vanduo, visiškai skirtingi jaukai. Ar šiandien jisai mumis veiks ar ne, poros valandų bėgyje jau matysim. Tad iki greito žvejyboje. Užsimaišėjo, Renatai? Taip. Ką gero, parodyk. Mūsų mėgiamas pašaras. Pagardintas šokoladu. Nu, kojos tikrai neatsispirs. Artimoje distancijoje kimba. Vieną kartą tik tai užmečiau, nespėjau net pašert iš karto, o taip. Ne? Reiškia, man. Ką tu gražiai pasiruošęs? Sensaso jauka? Su priedais? Ne. Vienu? Jo. Kiek kilogramų žemių? Kiek kilogramų žemių? Nežinau, indelis žemių, indelis jauko. Ir viskas. Ten boilis ant kabliuko. Laukia tavo. Karka laukia.
Nejuokinga. O gumą neužsidėjo. Pavadinimu. Kaip Renatai įspūdžiai. Atidarimas pavyko sezono? Pavyko. Tai aišku, vis ne nulis. Aišku, ne nulis. Normaliai yra. Nu, porą žebriukų, kad ir mažiukų. Vau, super. Bet kažką tai... O tau gražiu, kaip atidarimas. Liuks. Super. Super. Papasakosi liaudžiai, kaip šapalus gaudyt. Neišduosi nieko. Parodyk, ką turi čia kibirė. Jovalas. O, dzikai naujoviškai. Piškiai pašvinkę, bet kimba. O, Nu, super. katinas jau sotus. Pirmas rimtesnis žuveliokas. Negali būti žiobris. Pas mus ateina į kiemą šventė po biškį. Mes kad save. O, ir viskas. Все. Gražu. Nedidukas, bet geriau negu Kojytės. prieš tai gaudėm. Nu, va. Gražu. Gerai. Va, O tavo karščius. O, va kad pirmas ešerys. Tu gražiu, šapalų ir ešerių siaubas. Ir dar karėtų neiškių žuvų. Trūksta šlakių. O, koksai. O, smetanskas. Kuprius. Duok savo pelekus į viršų. Nesigėdink.
Iš eilės 5 žiobriai. Super. Distancija tolima. Kas dar malonu, kad koto bandymas testas. Gaudau be šok lyderio, be feeder gumo. Kotas stambia žuvį atidirba 10 balų. Atidarimas iš fantastikos. Gražvydas. Nu ką žinau, visai. Judesys buvo, reiškia. Super, nu super. Nu. Super Gražvydai. Netoli nuo namų. Gražu. Ešeriai, svarbiausia ešeriai. O kur šapalai ir lynai? Jau paleist per maži. Žiūrim. Renatas pas neįsipiltų. Pažiūrim, kaip Renatui pavyko medžioklė. Tai milžinų yra. Pagal priedus, kurie matosi ant žemės, turėtų karšių būti daug. Va. Nu. O, tai tu judesi irgi čia turėjo normalų. Turėjau vieną. Kol tu neatnešiai. Normalus. Tai meskit žuvis pusę Tai dar. greit pabėgit paskui. Pala, padėk ant žemės. O, ir žiobriukas. Porą, o dar. Nu, šaunus Renatas. Gražu žiūrėt. Sezonas atidarimo tikrai pavyko. Super. Sausio mėnesį. Nesilanksta. Pavargo žuvis? Nelankstydavo. Atkelsi sietą. Žiauriai
Aš čia nepagavau. Pilvai plaukia. Kokie mes kuklus. Nieko nepagavau. Reik žuvį. O, čia tai. Čia jau jo. Bešiai. Paimk visą vaizdą su manim. Super. Laikyk žuvį, pabėgs. Žvejyba baigta, sezonas atidarytas, mes laimingi, žvejyba tikrai pavyko, oras nedžiugino, visą dieną lietus, bet viską atpirko žuvis ir rezultatas. Reziumuojant žvejybą, iš masalų man asmeniškai geriausiai dirbo 2 baltos musės lervos, keletą žiobrių pagauta ant pinkų, pinkos su uodo truklio lerva ir šių masalų kombinacijos įvairios. 50 cm pavadėlis, raudonas mažas kabliukas, 0,10 storis pavadėlio, distancija tolima, 50 metrų, žuvis atsiliepė po valandos laiko, kibo be didelių pertraukų. Smulkę žuvį kuojytės buvo galima gaudyti dideliu tempu iš artimos distancijos, bet to nesinorėjo daryti, kaip kibo žiobriai, tad gaudžiau į didžiąją laiko dalį juosius. Ką dar norėčiau iš šitos žvejybos pasakyti? Pirmiausia, ačiū Arnoldui, iš kurio sužinojau jauką plikyti verdančių vandenių. Tas šiandien pasiteisino, 10 balų. Žiemos laiku, kai žuvis nėra aktyvi, nereikia aktyvių dalelių. Užplikius verdančių vandenių jaukas gavos idealus. Ypač žvejam naudojantiems pigius jaukus, turintiems, kurie turi stambesnės frakcijos, kukurūzų. Tikrai daug pliusų laikyti verdančių vandenių jauką, nes visos tos dalys suminkštėja, tampa kaip stambi valgoma frakcija, o ne akmens gabalas jauke. Tikrai išbandykite visi. Ir kaip ir ryte važiuojant į priekį pasikartosiu, sudėjus kanapės, kalendrą sausą ir užpylus karštų verdančių vandenių, iš kanapės ir iš kalendros stiprus ir puikus kvapas išsiskyrė, kuris žuvims labai patiko. Šį kartą Romikso nenaudojau, bet jauką saldinau sausu saldžių koncentratų. Gerą šaukštą. Bent jau man dar nebuvo nei karto, kad nepasiteisintų labai saldus jaukas. Kas dar jums aktualu, klauskit, atsakysiu raštu. Ir iki susitikimų kitose žvejybose. O kitos žvejybos, kur bus, mintyse yra, bet dar tikrai neapsisprendžiu, bet faktas, kad bus kita Lietuvos vieta, kitas vandens telkinys ir beveik 100% bus naujas telkinys, kuriame aš nebuvau. Beje, Ariogalos karjere. Ši žvejyba buvo tik tai 2 kartą gyvenime. Bet manau, šitam telkinį šiemet užteks. Iki greito pasimatymo kitose žvejybose. Iki.